Sveiki! Šiandienos tema – nagų ir pėdų sveikata. Ypač tiems, kas gyvena aktyviai ir kartais susiduria, su tam tikrais iššūkiais šioje srityje. Manau, kad čia klausimas toks retorinis. Visi, kas reguliariai bėgioja, mina dviratį ar prakaituoja sporto salėje, puikiai žino atsakymą. Ta nuolatinė trintis, drėgmė, didelės apkrovos – visa tai tikrai palieka savo pėdsaką. Ir tada specializuota priežiūra iš prabrangos virsto tiesiog būtinybė. Štai trumpas planas, ką šiandien aptarsime. Pirmiausia, koks tas iššūkis. Tada, koks siūlomas 2 dalių sprendimas, kaip jį naudoti, kas jo viduje. Ir pabaigai keli svarbus dalykai, kuriuos reikia žinoti. Gerai, tai koksgi tas pagrindinis iššūkis? Ir žinote, čia kalba eina ne vien apie grožį ar estetiką. Svarbiausia yra išvengti diskomforto ir žinoma išlaikyti nagus bei pėdas sveikus ilgam. Kam visa tai skirta? Būtent tiems, kas gyvena aktyviai, tiems, kas nori nelaukti problemos, o veikti proaktyviai, apsaugoti savo pėdas ir nagus. Ir kas svarbu, tai priemonė, kuri tinka tiek prevencijai, tiek jau atsiradusiems rūpesčiams spręsti. Na, o dabar pati, manau, įdomiausia dalis. Visos šios sistemos esmė – unikalus dvigubas požiūris. Ir tai ne šiaip dar vienas tepaliukas ar kokios nors tabletės. Pati pagrindinė idėja yra atakuoti problemą iš abiejų pusių vienu metu. Taip sukuriamas, toks sinerginis efektas. Kitaip tariant, kai 2 dalykai veikia kartu, jie duoda žymiai geresnį rezultatą nei kiekvienas atskirai. Ir tai žinoma reiškia greitesnius ir tvaresnius rezultatus. Ir štai čia viskas matosi labai aiškiai. Viena vertus turime fungucept skystį. Jis veikia išoriškai taikliai būtent ten, kur reikia. Kita vertus kapsulės. Jos atlieka savo darbą iš vidaus, palaiko visą organizmą sistemiškai. Būtent šis derinys – išorė ir vidus – ir yra viso reikalo esmė. Gerai, keliaujam toliau. Kaipgi visą tai teisingai naudoti? Iš tiesų procesas gana paprastas ir tikrai nesunkiai įsilieja į kasdienę rutiną. Taigi, pradedam nuo skysčio, nuo išorinio produkto. Pirmas žingsnis – paruošimas. Rankas ir pėdas reikia kruopščiai nusiplauti ir nusausinti. Tada užlašinam lašelį ant nago, stengiantis nepataikyti ant odos aplinkui. Svarbus momentas – užtepus normalu jausti šilumą. Tai ženklas, kad produktas veikia. Tuomet tiesiog palaukiame 10-15 minučių, kol viskas įsigers. Ir aišku, nenuplauname. O svarbiausia – nuoseklumas. Tai kartoti reikia 2 kartus per dieną nuo 4 iki 8 savaičių. Dabar vidinė dalis. Su kapsulėmis viskas dar paprasčiau. Viena minkšta kapsulė per dieną. Geriausia ją išgerti po valgio. Taip geriau pasisavins ir, aišku, laikytis sveikatos specialisto nurodymų. Viskas. Paprasta. Koksgi galutinis tikslas? Ogi per tas 4-8 savaitės pasiekti, kad nagai vėl atrodytų švarūs, balti ir svarbiausia – sveiki. Reikia suprasti, kad tai procesas. Jis reikalauja ir laiko, ir kantrybės, bet tikslas, manau, labai aiškus – atkurti sveiką nagų išvaizdą. Gerai, bet kasgi duoda visą tą efektą? Iš kur ta galia? Atsakymas pasirodo slypi gamtoje. Tad pažiūrėkime, kokiegi tie pagrindiniai ingredientai. Pradėkim nuo šio skaičiaus. 100%. Būtent tiek. Visos veiklosios medžiagos šioje sistemoje yra visiškai natūralūs. O dabar dar vienas skaičius – 86%. Ką jis galėtų reikšti? Štai ir atsakymas. Tai karvakrolio koncentracija. Karvakrolis – tai pagrindinis ir beje labai galingas komponentas esantis raudonėlių aliejuje. Būtent jis ir yra pagrindinė veiksmoji medžiaga šioje formulėje. Ir tokia aukšta koncentracija, mažiausiai 86% yra tikrai išskirtinis dalykas. Bet karvakrolis čia veikia ne vienas. Iš tikrųjų, čia groja visas natūralų aliejų orkestras. Pažiūrėkime, migdolų aliejus drėkina ir stiprina, arba medžių aliejus veikia išvien su raudonėlių aliejumi, medetkų aliejus ramina, dar turime alyvuogių, eukaliptų, gvazdikėjų, rozmarinų, šaltmiečių aliejus. Žodžiu, tai tikrai kompleksinis požiūris pasitelkiant visą gamtos dovanų arsenalą. Gerai, artėjame prie pabaigos, bet liko dar vienas labai svarbus skyrelis – saugumas ir laikymas, kad viskas būtų ne tik veiksminga, bet ir saugu.
Ir čia svarbu atskirti du dalykus. Pirma, skystis. Jis skirtas tik išoriniam naudojimui. Būtina saugotis, kad nepatektų į akis ir netepti ant pažeistos odos. Jei jaučiamas dirginimas, iškart nutraukti naudojimą. Dabar kapsulės. Čia galioja kitos taisyklės. Neviršyti rekomenduojamos dozės, nenaudoti nėštumo ar žindymo metu ir, kas labai svarbu, atkreipti dėmesį į alergijas. Čiobreliams, mėtoms, bazilikams ar šalavijams. Na ir aišku, laikyti atokiau nuo vaikų. Ir dar keli praktiški patarimai, tokia geroji praktika. Pirmiausia, prieš pradedant visada gera idėja pasitarti su sveikatos specialistu. Antra, panaudojus sandariai uždaryti dangtelį ir laikyti vėsioje, saisioje vietoje. Trečia, proceso metu nepamiršti dažnai kirpti nagus. Tai tikrai padeda. Galų gale, viskas susiveda į vieną paprastą mintį. Kai proaktyviai rūpinamasi savo nagų ir pėdų sveikata, tai tiesiog leidžia gyventi aktyviai ir jaustis užtikrintai, be jokių nereikalingų rūpesčių. Ir pabaigai noriu palikti vieną klausimą pamastymui. Šis principas – veikti problemą ir iš vidaus, ir iš išorės yra tikrai labai galingas. Įdomu, kur dar, kokiuose kitose asmeninės gerovės srityse galėtume pritaikyti tokį, holistinį požiūrį. Pagalvokime apie tai.